Sveiki, su jumis vėl Sumuštinių klubas ir rubrika Pasaulio sumuštiniai. Nuo beprotiško karščio šiandien popietę mane sumet taip miegas, kad tiesiog užsnūdau. Ir per sapnus prisiminiau, kaip vadinasi šis pogulys. Siesta. Ir manau, po siestos, po pogulio, kaip pusryčiai, geriausias yra būtent ispaniškas sumuštinis. Šiandien mes jį ir pagaminsime. Tam mums reikės pakankamai nemažai ingredientų, ispaniškos duonelės. Tai yra beveik ta pati ciabata, tik tais ant jos yra papildomų ingredientų. Naudosime ispanišką saliamį, dešrą, pomidorus, perpės salotas, česnakus, aitriuosius pipirus aliejuje, agurkus bei alyvuogių aliejų. Ką pradedam? Vėlgi duonelė jau perpjauta. Visų pirma, mums reikia susitrinti česnaką. Beprotiškai skanu yra paprasčiausiai česnakas ant paskrudintos duonelės ir pašlakstytas šiek tiek alyvuogių aliejaus. Daugiau praktiškai nieko ir nereikia. Išspaudžiame sultyčių ir šiek tiek atnaujame. Taip. Tiek turėtų per akis pamatyti. Toliau pomidorai. Jie šiek tiek sugers visą džiaugsmą ir aštrumą. Dešrytę. Dėliojimo būdas visiškai nesvarbu, bet jeigu norite daugiau dėkite daugiau, norite mažiau dėkite mažiau. Agurkas. Taip pat pjaustimo būdas per daug nepriklauso. Tačiau plani gabaliukai ilgesni, daugiau sulčių. Svarbus ingredientas yra būtent aitrieji pipirai. Jie suteiks aštrumo, to tikro ispaniško karščio, kurio mes tik paragavome gulėdami. Ir be abejo būtinas dalykas salota. Visą laiką suteikia gerokai daugiau gaivumo, šviežumo ir spalvos. Net dabar kyla toks skvarbus klausimas. Galbūt šie pomidorai irgi yra iš Ispanijos mūsų tautiečių užauginti. Kągi, užuožiame ir skanaus. Norėsi? Jo. Tau svarėm, galėjus.